tą iššūkį kaip taimautą, aš tai taip nežiūriu, bet faktas, kad gali tai būti, aš manau, kad situacija nereikalauja gal tiesiog taimautų, bet ties tuo turbūt ir baigiam tą diskusiją. Buvau neteisus. Trinkieri labai pasitikė savo trenerio lenta, savo kūrybiškumu. Šį kartą tai puikiai išnaudoja aštrus Luko Lekavičiaus prasiveržimas ir 2 taškai su pražanga. Turi šansą persverti rezultatą Žalgiris. Ketvirtoji asmeninė Gyčio Radzevičiaus pražanga. Ivanovo užtvara Lukui Lekavičiui. Lekavičius lieka prieš Marginį Normatą. Turi dar laiko Kauno Žalgiris. Ir Lukas Lekavičius daro tai, ką būtent prieš Vilniaus Rytą jis daro tiesiog neįtikėtinai pastaruosius jau keletą metų. Pradeda drebėti nuo įtampos. Lekavičius. Jo dar 2 taškai. Jeigu yra žmogus, kuriam tos rankos nedreba, tai būtent šiam žemiausiam aikštėje esančiam žaidėjui Luko Lekavičiaus. Ir su kiekvieną sekundę jau mažiau. 2 pratesimais startavo ši serija. Lekavičius ir vėl ilgai nesiskiria su kamuoliu. Lekavičius vėl ir vėl ir vėl. Ir smūgis po smūgio jis daužo Vilniaus Ryto gynybą į šipulius. 10 taškų iš eilės. Fosteris prieš Eisą. Fosteris iš labai toli. Ir labai taikliai. 83, 81. 6 Fosterio tritaškis. 31 taškas. Plius 2 Vilniaus Rytas. Lekavičius bando lyginti rezultatą ir atrodo tiesiog nesulaikomai Lukas Lekavičius ketvirtajame rungtynių ketvirtyje. Magiškas Lekavičius šios dienos rungtynėse, kaip ir Fosteris Ryte. 2 pagrindiniai herojai, kurie visus mus įtraukia į šias rungtynes.